Buvo klausimas, kad turi mažąją bendriją žmogus ir tuo pačiu dar šalia vykdo individualią veiklą pagal pažymą. Ir matomai aš prieš tai nesupratau iš tiesų klausimo, arba jisai buvo užduotas netinkamai. Kartais būna žmonės savo klausimą išskaito per 3 komentarus, tikrai nesugaudau kur kas kieno, neturiu tiek laiko, stengiuosi atsakyti kaip įmanoma būtent tokių klausimų komentaruose. Tai šiuo atveju, kai žmogus turi mažąją bendriją, mažoji bendrija negeneruoja pelno, negeneruoja, dar kol kas nėra ką išsimokėti, bet už mažosios bendrijos narį mažoji bendrija privalo sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas 80,48 € 2026 metais. Ir dabar manęs klausia, tai iš mažosios bendrijos jokių išmokų nebuvo, kodėl aš dar turiu susimokėti, arba ten buvo labai nedaug ir su individualia veikla pagal pažymą irgi nedaug, kodėl aš turiu mokėti tarsi 2 kartus tą privalomojo sveikatos draudimo įmoką. Tai taip įstatymo yra numatyta, aš atsakymų iš tą klausimą jums neturiu kodėl. Tiesiog už mažosios bendrijos narį yra prievolė mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmoką, jeigu jisai nedirba pagal darbo sutartį, neturi mažamečių vaikų, neturi negalios arba nėra studentas, pensininkas ir taip toliau. O jau su individualia veikla pagal pažymą nuo 90% apmokestinamųjų pajamų yra prievolė susimokėti irgi privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Tai jeigu su individualia veikla pagal pažymą pajamos buvo iš tiesų nedidelės, tai ir ta privalomojo sveikatos draudimo įmoka irgi bus nedidelė. Jeigu didelės, tai bus pakankamai didelė. Ar verta turėti šitas 2 formas, būtent kaip čia žmogus turi? Čia jau kitas klausimas, reiktų gerai apgalvoti ir Excelis čia ateitų į pagalbą, bet šiuo atveju nežinau, kodėl taip reikia. Taip numatyta įstatymu, taip kad mažoji bendrija už savo narį moka savo ruožtu ir jeigu narys vykdo dar individualią veiklą pagal pažymą, čia jau keliauja savo ruožtu privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir taip, galima sakyti, mokame 2 kartus. Kad būtų lengviau, tai tada pagalvokime apie pagal darbo sutartį dirbantį žmogų, kurio alga ant popieriaus 10 000. Tai pelningų verslų ir protingų sprendimų.